Šiandien pristatome žiedinį regioninį kultūrinį maršrutą Vilkaviškio, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Savo kelionę pradėsime Vilkaviškio rajonų savivaldybėje Alvite. Atvykę į čia, turite būtinai aplankyti unikalios formos Švenčiausios Onos bažnyčią, kurioje sakoma yra stebuklingas paveikslas, bei žinoma turite apžiūrėti šalia esantį Gauronskių mauzoliejų, pastatytą dar XIX amžiuje, kuris alvitiečiams ilgą laiką buvo maldos namai, kaip jų bažnyčia buvo sugriauta. Ieškantiems daugiau istorijos galite apžiūrėti Alvito dvaro išlikusius pastatus bei aplankyti šalia esančias poetų tėviškes, tokias kaip Kazio Bradūno tėviškė, kurioje galėsite pamatyti skulptūrinę kompoziciją su simboliniais vartais, o Salomėjos Nėries sodyboje galėsite pamatyti iki dabar išlikusius 2 tvartus ir gyvenamojo namo pamatus bei autentišką šulinį. Alvite nepamirškite užsukti ir į Lietuvos vardo tūkstantmečio parką su skulptūromis, kurios žymi būtent iš čia kilusius įžymius žmones, bei užsukite į Alvito parko akcentą skulptūrinę kompoziciją Alvito 500-osioms metinėms pažymėti. O norintiems daugiau pramogų, čia galėsite pasimėgauti ir vandens pramogomis. Vandenlenčių parke veikia Vilkaviškis, kuriame galėsite išbandyti vandenlentes, paplaukoti valtimis, vandens dviračiu ar irklente. O šalia įkurtoje nedidelėje kavinukėje rasite įvairių karštų bei šaltų gėrimų ir užkandžių. Mūsų kelionę tęsime Gižuose. Čia atvykę galite pamatyti vienintelį Gižų dvaro išlikusį pastatą, 2-aukštį mūrinį dvaro svirną, bei neogotikos stiliaus mūrinę Švento Antano Paduviečio bažnyčią, kurios vidų puošia neogotikiniai altoriai, vargonų choras bei sakykla. Vaikščiojant miestelio gatvėmis jūsų dėmesį patrauks unikalus Amerikono namas, kuris tarpukariu buvo Gižų puošmena, bei senoji liepa, kuri manoma buvo pasodinta dar 1850 metais. O čia įsikūrusi vietos bendruomenė jums pasiūlys išties unikalią liepų edukacinę programą. Pirmoje edukacinėje dalyje mes vaikštinėjom po Gižų miestelį, supažindinam svečius su Gižų istorija miestelio ir aplankom lankytinus objektus, tai yra mūsų 100-metė liepa, buvusi kunigų seminarijos vieta, dvaro svirnas, dvaro tvenkiniai aplinkui, senoji mokykla, užeinam į bažnyčią. Pirma dalis trunka apie valandą, antroji edukacijos daly mes susirinkę bendruomenės namuose kepam liepinuką, liepos lapelio formos meduoliuką. Kalbam apie liepas, liepų naudą, ką su juo galima padaryti. Liepa iš tikrųjų labai naudingas, sveikas medis, tai ne tik liepžiedžių arbata. Edukacinės programos metu mes ir mename mįsles apie medį, apie gamtą, taip pat dainuojame dainas apie liepą. Šiaip į edukacinę programą vykdom įvairaus amžiaus žmonėms, ne tik vaikams, atvažiuoja ir vyresnio amžiaus žmonės, ir senjorai, kolektyvai atvažiuoja. Kelionę tęsime Kalvarijos savivaldybėje Aistiškiuose. Užsukę čia galite ne tik išbandyti savo jėgas sporto aikštelėje ar ant įrengtų treniruoklių, bet ir susipažinti su šios aktyvios bendruomenės įgyvendintais projektais ir išgirsti apie jų gerąsias patirtis, kaip mažo kaimelio bendruomeniai pavyko įvykdyti tokį kiekį unikalių projektų, tokių kaip nauji stogai bendruomenės atspindys, sporto aikštelės įrengimas ir pritaikymas Aistiškių kaimo bendruomenės poreikiams, moderni virtuvė bendruomenės ateitis ar pirties malonumai Aistiškiuose, bei nemažą kiekį kitų įvairių projektų skirtų renginiams ar viešosios erdvės tvarkymui. Sužinoję apie Aistiškių bendruomenės darbus galite atvykti visai šalia esančius tarprubežius. Čia taip pat galėsite pasportuoti, bet ne tik ant lauke įrengtų treniruoklių, bet ir bendruomenės centre įrengtoje sporto salėje, tad jums netrukdys ir prastas oras lauke. Bet jeigu atvyksite su mažaisiais geru oru, jie galės užsiimti čia esančioje žaidimo aikštelėje. O jeigu kreipsitės į bendruomenę, jie galbūt net galės jums suorganizuoti karjerų žygį,
kuris jau yra sulaukęs daug susidomėjimų. Ir ėjom tiesiog, bekelę galima taip sakyti, aplankėm 2 karjerus, tai yra Bliumbėnų ir Menkupių karjerą. Ir būtent to žygio metu vaikai, kaip pasakyti, turėjo galimybę susipažinti su gamta, susipažinti su augalais, pamatyti, kas yra tas karjeras. Šalia Tarpurbežių galite aplankyti ir Alksninės bažnyčią, kadangi jie iki dabar yra jų parapijos centras. Sakoma, kad ji buvo pastatyta ant buvusios koplyčios, kurioje iki šiol yra išlikę 3 akmeniniai ponų karstai, tačiau įėjimas į ją yra užmūrintas. Kelionę tęsime Marijampolės savivaldybėje Liudvinave, kur galėsite aplankyti 1975 metais perstatytą Švento Liudviko bažnyčią, pamatyti išlikusį Buktos dvaro spirito varyklos pastatą bei likusius dvaro objektus, o norintys daugiau gamtos galės pasivaikščioti po Buktos pažintinį taką. Aplankę Buktą galite atvykti į Naujienos kaimą, kuriame rasite koplytstulpį kunigui Juozui Zdebskiui, kuris buvo vienas žymiausių 20 amžiaus pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų teisės. Gustaičių kaime ant Dovinės upės kranto stovi visą Marijampolės kraštą garsinęs vandens malūnas, tarpukario Lietuvoje pasižymėjęs gera malimo ir pikliavojimo kokybė. Praeito amžiaus 90-metyje malūne buvo įkurta poilsio svetainė, kurioje įkūnyta netoliese gyvenusio rašytojo Kazio Borutos romano Baltaragio malūnas veikėjų dvasia. Žinoma, visi svečiai laukiami Liudvinavo parke, kuriame ne tik galėsite pasimėgauti Šešupės ramybę, bet ir išbandyti savo jėgas teniso kortuose, paplūdimio tinklinio aikštelėje ar ant įrengtų lauko treniruoklių. O norintys tiesiog pasivaikščioti, galės čia apžiūrėti įrengtą medinių skulptūrų plenerą. Lankydami apylinkės nenustebkite, kai pamatysite didžiulę skulptūrą Laiminantis Kristus, kuris skirta atminti šio krašto medžio drožėją, bažnyčių altorių restauratorių Tamošių Dulską. Jeigu keliaudami praalkote, užsukite į Jakštų sodybą, kurie ne tik teikia maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas, bet ir vykdo edukacinės programas, tad norintys gali sudalyvauti edukacijoje Kibinų pasaulio atradimai, kurio metu susipažinsite ir su pastato unikalia istorija, bei patys galėsite pasigaminti savo kibinus bei sultinį prie jų. Kelionę savo baigėme Sasnavoje. Į čia atvykstant jau iš tolo galėsite pamatyti Sasnavos švenčiausios mergelės Marijos vardo gotikinio stiliaus bažnyčią, iškilusią virš kitų pastatų. Bažnyčia gotikinio stiliaus stovinti gyvenvietės viduryje, o gotikos stiliaus savitumas į viršų kylantys smaili kampai, fasadai puošnūs, juose panaudota daug įvairių stilizuotų neogotikinių formų. Šioje bažnyčioje vyksta daug įvairių sakralinės muzikos koncertų. O mažuosius keliautojus čia labai traukia unikalus vienintelis Lietuvoje zuikių muziejus, kuriame jau sukaupta virš 3000 zuikių, įvairiausių dydžių, o pernai metais čia apsilankė net apie 7000 lankytojų. Šio muziejaus kūrėjų gali tapti ir tu, atvežk savo turimą zuikį, palik jį muziejuje ir būk įrašytas į zuikių muziejaus kūrėjų knygą. Taip pat čia yra vykdomos ir edukacinės programos, kurių metu vaikai yra paverčiami zuikiais ir dalyvauja zuikių mokykloje, kurioje yra sekama edukacinė pasaka apie zuikį puikiai, bei visi svečiai mokosi ne tik kaip iškepti gardų zuikių pyragą, bet ir daryti arbatą, kuri yra užauginta zuikių darže. Taip pat čia netrūksta šokių ir dainų. O vėliau visi vaikai gali palakstyti ir lauke įrengtoje erdvėje ir pasivaikščioti po basų kojų taką. O norintiems išbandyti oro pramogas, Sasnavos aerodrome yra įsikūręs Marijampolės aeroklubas. Šio aeroklubo pagrindinė veikla yra parašiutų sportas, darbas su jaunimu, tad čia dirba jaunieji sklandytojai, aviamodeliuotojai bei vyksta bendroji aviacija, o atvykstantys svečiai taip pat čia gali užsisakyti ir apžvalginius skrydžius. Tad atvykę į visas šias vietovės tikrai turėsite ką nuveikti. Galėsite ne tik sužinoti įdomių istorinių faktų ar aplankyti unikalias bažnyčias, bet rasite ir daug sporto ir vaikų žaidimo aikštelių. Turėsite galimybę sudalyvauti įvairiuose edukacinėse programuose, kaip Gižai Liepų kaimas, Kibinų pasaulio atradimai, Zuikių mokyklėlės edukacinė programa ar sudalyvauti karjerų žygyje. O norintys pramogų galės net išbandyti oro ar vandens pramogas,